Minus 15 laukia. Minus 15. Ne šilumos. Na, aišku, jeigu minus, tai ne šilumos. Ir sveiki gyvi, ponai ir ponios. Tadam. Tadam. Nu, ką jūs galvojat apie tai? Nu ir žiūrim, kaip čia kraštuose. Taip. Kalniukai sniego biški. Susikasi. Lengvai. Nu, viskas čia gerai iki tvoros. Keli metrai, norėjau sakyti. Keliasdešimt centimetrų. Nu tai kągi. Tikriausiai mes ir pradėsim nuo čia va. Čia galu. Va visa eilė. 100 metrų. 100 metrų. Daugiau truputį. Dabar reikės važiuoti dar šiandien man pasižiūrėti. Su vartais kažką tai laikinus va dabar bent įsidėti. Nu jo, čia va galima įrikiuoti, čia va ta šakas reikės truputį apgenėti, apipjaustyti. Viskas čia gerai. Labai gerai. Asfaltas matosi. Nu ką, lėkiam prasidarysim Metalistų gatvę, paskui važiuosim iki Kauno gatvės aikštelės. Nu kągi, nu negali atsižiūrėti. Švaru. Nu ką, pradėsim važiuoti į šitą aikštelę. Nu. O ko laukti? Po truputį judėsim. Tai dar reikia čia su vartais, nu jo, atsivešiu tuos porą segmentų, pastatysim grandinę, užrakinsim. Čia mums dėkinga vieta, kad va čia va visą parą sargai sėdi, keičias čia didelė gamykla. Fūras išleidinėja. Tai čia dieną naktį jie dirba. Tai tas yra pliusas. Reikės nunešti lauktuvių kokių, galai susitarti, kad užmestų akį. Gerai. Jo. Čia atvažiuoju dabar. Atrodo tokia mažytė. Kaip čia mes tiek telpam. Kažkaip telpam. Kažkiek sniego dar vakar pasnigo.
paukščiukai pavasariniai ulba. Gerai. Užeinam, kai ką pasidėsim, kai ką pasimsim ir varom iki Kauno gatvės. Žmonių truputį turėjau, negalėjau išlėkti. Valandą vis. Planas pabrėžtas, kaip visą tai atrodys. Tai jo, namuką čia, prie įėjimo, prie įvažiavimo, kad viską matytum, kas įvažiuoja, kas ateina. Nu reikia juk matyta, ne? Nes ten, va čia va blogai va sėdi, tu nematai, kas įėjo. O ten jau reikia, kad matytumėm. Gal paskui kokį šlambaumą, vartai automatiniai bus. Aišku, tos vartus paliksi kažkiek pravirus. Kažkiek tai ne. Viskas nuotoliu. Labai gerai. Ryte atsikėlus atidarysi, vakare uždarysi. Nebereikės tuo reikalu važiuoti, rūpintis kiekvieną kartą. Rytą vakare 305 dienas per metus. Pernai 7 dienos buvo išbrauktos, nes buvom užrakinę ir atostogeišiam. Tai va, nu, viskas čia gerai. Viskas čia gerai. Biški pasibraižėm planiuką. Ai dar paskui ir projektą, nes yra architekto padaryta su visom stovėjimo vietom, su smulkiai, detaliai ir visa kita. Tai va, pradėsim ir mašinėlės varytis, nu. Tam kartui tiek, važiuojame Kauno gatvę. Keletą mašinų apžiūrėsim, keletą. Čia nėra, tai važiuosim ten. Nu čia yra ir čia. Porą egzempliorių. Nu ką, startuojam. Porą mašinėlių pasikūriau. Dar vieną. Trečia mašinėlė. Pežiukas. O, 308. Gerai, žiūrim. 18 metų, 1.6, dizelinas, 8,8 kW, 254 rida ir 5,850. Kaina technikinis, ilgam. Matau ženklai, linijos, autopilotas, 6 bėgiai, mechaninė, šildomos sėdynės, televizorius, navigacija. Navi, yra, matau jau, veikia. Taip, panoraminis stogas, sėdynės medžiaginės, būklė nebloga. Va, viskas veikia. Ir kebuliukas, žieminės padangos, toks visai 18 metai. Pilkiukas. Va. Paprasta kasdieninė mašinytė. Ekonomiškam naudojimui. Teisingai pasakiau, ne? Ekonomiškam naudojimui. Taip. Ir einam žiūrėti kitas. Taip. Va. BMW pirmukas ir Tiguanas pilkas. BMW pirmukas. Naujesnis modeliukas. Sportbatis. O čia dar naujesnis negu naujesnis. Yra dar naujesnis, o čia dar naujesnis. Juodas. Irgi padangėlė žieminės, ratukai neblogi. Stabdžiai. Salonas, va. Toks va. Medžiaginis saloniukas. Sėdynės nėra čia išsėdėtos jau labai taip. Rida padori. Kodėl tu atšalia raktas, matyt. Tai būna.
remote control. Čia reikia pridėti ir pasileidžia. Gerai, nesvarbu. 200 kem 2 rida. Taip, mes irgi turim va ir navigaciją, turim klimato kontrolę, turim šildomą sėdynės, turim 6 bėgius, turim važiavimo režimus, autopilotą, automatinius žibintus. Pažiūrim. 2015 metų, 12 mėnuo. 2 litrai, 110 kW, dizelis ir kaina 6400 eurų. Technikinis ilgam. Ir galiu pasakyti, kaip greitai šyla. Va tik užkūriau, ten pažiūrėjom, čia atbėgau greitai. Va. Dirba. Dizelio daug. Tegu dirba, tegu šyla, mums dar reikės susifilmuoti. Tai va toks va sportbatukas. Už tokią kainelę. Ir einam pasižiūrėsim Tiguaną. Va. Reiktų gal biškutį priekį pasivaryti. O Tiguanas va toks va. Reikėtų pasivalyti vidų. 6 bėgiai. Parkavimo asistentas. Stovėjimo stabdis. Keilesas. Distronikas. 207-8 tūkstančiai rida. Medija didelė. Šildomų sėdinių nėra, langai elektriniai. Galas tvarkingas. Šiaip niekas nesuplyšė, nėra nudremšta, bet reikia prasivalyti kažkaip tai. Nežinau, tuščia. Nes ir daiktadėžėse visokių trupiniukų pribirėję. Nu kaip taip. Va. SD kortelė, servizo priežiūro žinynai, šaldytuvas. Nu ir pažiūrim, o Tiguanas yra 18 metų 2 litrai dizelis, mechanas, 207-8 rida ir kaina 13 900. Iš tikrųjų, ką žinau, dar padėrėjus normalią tą kainelę. Kaip už Tiguaną šitą modelį, manau, kad normalią. O kaip jum atrodo? Biškai reikia priekį išsivaryti. O va. Va. Turim. Kamera atbulinės eigos. Viskas yra. Rankinį užsitraukiam. Ir gal čia kas da yra? Ne, nieko. Rankinį užsitraukiam, eisim Peugeot'ą susifilmuosim, eisim BMW-ką susifilmuosim, Tiguaną susifilmuosim ir važiuosim iki Metalistų gatvės, paskui važiuosim iki naujos aikštelės, nes reikia jo ten tą vartus sužiūrėti. Reikia vartus sužiūrėti, reikia porą kamerų prisukti ant stulpo, pajungti. Elektra yra, modemą galiu vežiotis kur tik tai noriu. Tiek naminį, tiek darbinį, tai dabar laikinai dar 3 bus pajungtas ten. Tai kažkokią dėžutę ar kur padėsim, o kameras uždėsiu ant stulpų, kad jos aplinkui viską matytų. Tai va, reikalų bus. Šiandien gal nespėsiu visko, pirmiausia žmonės, klientai, o visą kitą tiek kiek spėsim. Bet aišku, mašinas galima varytis ten. Dėkinga vieta sargas šalia, kitoj pusėje gatvikės už 10 metrų, tai važiuosim. Pamažu važiuosim. Iš pradžio į plovyklą, į aikštelę, į plovyklą, į aikštelę. Dar reikės visas mašinas prisifotografuoti, iš naujo perdėti. Reikalų bus kaip kiaulė papjovus. Va.
Va taip. Tai va. Šiaip va, dar vienas 520, dar čia Nissan Kiškis, dar Reniukas, žodžiu, čia yra dar tų naujų mašinėlių, o 520, kažin kas čia per daiktas, 301 tūkstantis rida 8,5, 520, 105 kW. Nu, užmėsim akį, tikriausiai. Nu ir viskas. Įdomus variantas. Mechaninis Tiguanas. Aišku, tie bėgiukai nu nėra ten kažkokie, kai Kamazai čia išsukęs trumpi, va pas Keduką, pas Kedį irgi. Trumpi, paprasti, trukšt. Mechaninė sankabėlė minkšta, jokių garsų neatsiranda, jokių kažkokių pašalinių. Motoriukas irgi tas, nu ką, normalus, standartinis 2 litrai 110 kW. Va, gerai, pastatėmės jį atgal, gesinam ir visas 3 mašinėlės jau pasidariau vaizdelius. Gavom labai gražų golfiuką. Bet apie jį ne šiandien, nes neturim dar nei rodmenų, nei duomenų, bet žinokit, neblogas aparatukas visai. Ratai, spalva, pilkikė, GTI, visos 3 raudonos raidės. Užrakintas jaučiamas jo. Vairas GTI, odinis salonas, 6 bėgiai mechanas matau, šildomos sėdynės. Juodos lubos, liukas didelis. Nu, atrodo, žinokit, tikrai žiauriai gerai. Golfesteris apdailikė, 2 triubos. Neblogas. Tai va, tokių va reikalų. Dar jo norėjau reikėti pasimti rakčiukus pasižiūrėti, kuris čia tas BMW. Traukinukai dūzgina. Kuris čia tas BMW. Už tokią, sakyčiau, labai adekvačią kainelę. Tiguanas. Ir Pežiuko raktai dar kažkur tai buvo. Pežiuko. Pasimkimės. O, yra dar ir vasariniai ratai rašyta. Gerai. Einam, pasižiūrim. Kuris čia tas BMW. Du raktukai. Čia, kaip suprantu, žmogaus atvaryta. Aha. Čia kol kas nieko. Va. Nissan Qashqai'us. Kodėl iš čia? 2014 metų 8,5. Ar čia kitas atvarytas, aš nebesusigalvo. Sako, sklerozė man. Man ne sklerozė. Man per daug tiesiog galvoj visko ir... A, šitas. Rudas. Žiūrėkit, žieminės padangos su šipais. Šviesos geros. Numeris valstybinis neblogas. Na. O, salonas va, rudas. Yra žmonių, kuriem nepatinka rudas salonas, bet yra žmonių, kuriem labai netgi patinka rudas salonas. Dirba 2 litrai, 105 kW, rida 304. Muziką prisitildom. Nu ką, iš čia turi didelį teliką, turi lapkės ant vairo, joystickiukas,
Kelintų šią metų? 12 metų. Kaina 7,950. Ir akumuliatorius biškutį silpnokas. Va. Toks va saloniukas. Apdailos. Spalva tokia ruda. Valytuvai, kažinė prišalė, gal truputį prišalė. Ir žodžiu, ką žinau. Ratukai padangėlės. Gal dar reikia ir šitą susifilmuoti greitai. Šiaip taip mes jį užsikūrėm. Kaina nebloga, tai manau, kad ilgai neužsibus. Kablys yra. Yra. Va. Tai va. Toks va bambaliukas. 7 su trupučiu. Ar 7,9. Nebeatsimenu. Sklerozė. Taip. 7,9 PM. Toks gal sėdinė šildomos yra, du raktai yra, viskas vietoj. Aišku, čia ta rankenėlė tai lemba. Jiem visiems iš kokios čia medžiagos padarė, kad taip nelaiko, taip nekokybiškai čia viskas, tai neįsivaizduoju, bet guma kažkokia aplieta, kuri limpa prie piršto ir yra parsisinčia iš kiniečių, ne kosmosą, kainuoja visą va tą apdailą. Ir jin būna nebe dažyta su guma plasmasė, o jin būna tiesiog plasmasė. Tik su šitą spalvą nežinau kaip sektos. Žinau, juodos, šviesios, kreminės, šviesiai pilkos, juodos tikrai yra. O šitą rudą gal ir yra. Tai va, tokie varikaliukai, ką susifilmuoju dar tą BMW-ką ir lėkiu ten. Mitsubishi ASX, įdomus, ne? Džipukas, nu, metai geri, kaina nedidelė. Trečiukas, GT Luxury. Vidus rudas, spalva tokia pilka, ruda, su perlu, nežinau. Bet jo, 2 litrinis, gražus, su žieminiam padangėlėm. Ne, universalios. Luxury. Kebaliukas geras, tvarkingas ir labai graži Volvo V7. Va, ratukai kokie. 16 metai, paskutinis iš šitų modelis ir privalau atsiliepti. Volvytė. Šiaip apėjau, apžiūrėjau V70. Žiauriai tvarkinga mašina. Tikrai išlaikyta, prižiūrėta, matos. Nei kažkokios apdailos detalės, nei kėbulo, nenubraižyta, nenuraižyta, nenutarkuota, tokia, sakyčiau, gyva. Vairas originalus, soda dar apsiūtas. Biškį pasistatysiu mašinikę savo. Vairas, soda apsiūtas, bėgių rankena ir jie tokie gamykliškai. Sėdynės. Va sėdynės labai sveikos, pas Volvo odinės ir tokios sveikos, tai čia retesnis variantas rasti. Nors juodos jos nėra taip kaip šviesios, kad būna. Va šviesios mėgsta. Ir ten tikriausiai įtariu dėl to, kad šviesios dažytos su kažkom tai. Ir va, nu čia visi kraščiukai, net va tie kraščiukai, čia nėra nei kažkokia apsiūta, persiūta. Va gal ant atramos, va čia va truputį. Bet va čia galas iš vis kaip nenaudotas vairas, jūs pasižiūrėkit.
Vairas originalus, odinės ir jis visas gražus, sveikas, bėgių rankenų. Aplamai visas salonas. 2 litrai dizelis, mechaninė. Gaila, led skaidelis dar būtų ugnis. Šis 204 rida, 6 bėgiai, šildomas salonas ir kaina 2 raktai. Kaina juos 7800 eurų. Bet tiek išorė, tiek vidum, sakau, labai jau tokį išlaižytą mašinėlę. Nu, matos, prižiūrėta buvo, čia senoniukai aktyvus, 16 metai. Nu, čia praktiškai iš paskutinių šitų Volvikių. Nu, gerai. Nuotraukas aš jos pasidariau. Tuo įdėsiu skelbimuką. Gesinam. Rakinam. Reikės parašyti, kad ją pasimtų. Eisim prie BMW-ko. Nutirpo, gražu, tvarkinga. Eisim prie Mitsubishi Suviuko. Nu, Mitsubishis būtų 4 varomais. Būtų ugnis ugnelė. Nu, gaila, truputį priekiniai. Bet kaip miesto mašinikiai gerų metų, kaina ne kosminė, tai, nu, o ką? O ko ne? O ko ne mašina? Gerai, einam judėti toliau. Sekantis. Bimbeliukas. Bimbelėlis. Opa! Bimbilai, bambalėliai. 2 litriniai bambaliukai. GT. Diesel. Ei. O kur aš viską buvau užsirašęs? Kur? Nuo šakės. Tikrai buvo viskas surašyta. O kur? Kur aš rimtai pasidėjau viską? Šūdas. Viską rasim. Viską rasim išskyrus kainą. Gerai. Parametrikai. Bambaliuko metrikai. Yra tokie. 13 metai. 2 litrai dizelis. 100 kW. 2 litrai dizelis, 100 kW. Rida 270. O kaina? Kokia kaina jo? O kaip aš... Reikia paskambinti, paklausti. Kokia yra jo kaina? Įsijunkim klimato kontrolę. Šildomos sėdinikės, automatas, parkai, važiavimas, kamera, galinė. Ne, kameros galinės nėra, yra prieki gale parkai. Šviesos ofto, užsilenkiantis veidrodiukai. Va toks rudas odinis saloniukas. Porankis. Telefoną galite įsidėti. Kas čia? 2 raktai. Ir va, einam žiūrėti. Nu, va, pameti mintį, ateina žmonių, vieni kiti, treti, nu, ir va vėl mintis pameta. Nu, vėl rašys kažkas sklerozė, ne sklerozė. Taip. Trečiuko kaina 10 350.
Opa. Metai 13. Variklis 2 litrai. 135. Ne 135. Atsiprašau. 105. 105. Liukšurė. Einu dar pasitikslinsiu. Ir šiandien irgi labai skubu dar čia vakare visokių reikaliukų, darbiukų. Reikia tą bambuką pasibaigti, tuoj patikslinsim. 13 metai 105, 10, 350. 320 GT. Ok. Einam. Visi, man atrodo, įsidėjom skelbimą, pasižiūrėkim. Jau net to neatsimenu, nes nemažai klientų turėjom. Tuoj mes viską įsiaiškinsim. Sekundėlę. Taip, jo, įdėjom. Viskas čia ok. O, pavaro dėžę suklydo. Ne, dar nesuklydo. Suklydo. Lemba, skelbime mechaninę parašiau, čia juk automatas. Nieka. Tuoj pasitaisysim. Klaidų nedaro tik tie, kas nieko nedaro. Edit. Paeditinsim. Automatinė. Išsaugoti. Va. Liuks. Pakeista. Tai ką, dar susifilmuokime tą bambuką. Ir jau buvo ir nemažai pardavėjų atvažiavę, automobilių savininkų. Tai jau rytoj su šipeliukais, kirvukus galandas ir startuosim. Ir su namuku dar nesusisprendėm, ką daryti, ar mums šitą, ar kitą, kaip ir yra kitas. Nu, susispręsim šiandien vakare tikriausiai, rytoj jau žinosim. O daugiau kaip ir kažkokių tai keblumų jokių kaip ir nėra. Jo. Gerai, aš einu susifilmuoju šitą mašinytę, o jums, brangieji, sakau, iki rytojaus. Viską sužinosit, nebijokit. Ko nepabaigiu šiandien, rytoj pratęsim. Jeigu ką, rašykit, priminkit, nes vaistai man nebepadeda. Čiau.